kokios pačios fainiausios pirtelės būna, ogi tos senos mažytės pirtelės. Į vieną tokią šiandien atvažiavo ir pajusim jos šilumą. Šeimininkas nupirko ją senatėlę, begriūnančią ir prikėlė iki tiek, kad būtų galima ją naudotis. Ir einam pažiūrėti. Sena čiukė, bet su tiek daug meilės šeimininko įdėtos. Ir čia tik įeini ir po kairę pažiūrėkit, kaip paprastai. Paprastučiai, malkučių pridėta, jos visos sausos, ugnelė kūrenasi, prie pirtukas, pakampams dar. Labai su meilė pamylėtas, druskos indai padėti, laukia. Va, kaimiškas uždarimas. Jau burbuliuoja. Jau vandenukas verda, jau kviečia į pirtelę. Tuo išbandysim šitos senučiukės, mažučiukės, kaimiškos pirtelės gariuką. O iš pirtelės išėjus, kaip ir priklauso, tadam, ko puikiausias grūdelis atsivėsinti. Šeimininkas pasakojo, kad čia labai buvo apleista ir tokios gražios terasos ir šito gražaus namuko naujo nebuvo, bet už tai išsaugojo pirtelę.